Ilona, labas rytas visiems. Mes kaip ir visada šeštadienio ryte centrinėme Kauno turguje. Matau lašišą. Taip, ar žinai, Inga, kad aš prekybos miestelyje Urmas centrinėme Kauno turguje jaučiuosi kaip žuvis vandenį. Žinau, kur šviežiausia mėsa, kur šviežiausia žuvis. Atsinešiau šviežios lašišos ir iš jos pagaminsim lašišos tartarą. Tartar. Smulkinta lašiša su daržovėmis. Čia ne lietuviškas patiekalas. Čia yra totoriškas patiekalas. Ai, totoriškas, lietuviškai. Aš tavęs paprašysiu nulupti mango. Vaisių. Nebus per sudėtinga. Nežinau. O aš susmulkinsiu kubeliais lašišą. Kaip jie čia taip išilgai, ar ne? Taip. Tartar. Taip, turbūt. Reikia taip tar. O tu pasirodo iš tikrai. Bet tikrai, va, opa. Va, prašau. Svarbiausia įsirinkti šviežius produktus. Lašiša iš vis labai sveikas produktas. Prisotinta omega-3 rūgštimis ir viena sveikiausių žuvų yra. O pati žvejoji? Ne, nežvejoju. Nežvejoji. O jeigu, pavyzdžiui, tektų žvejoti, tarkim, dabar toks banalus klausimas, aišku, tokia, ne. Jeigu pagautum auksinę žuvelę, ne, tai, tarkim, 3 norai šiandienai kokie būtų? Pirmas, tai noriu turbūt, kad visi būtų sveiki. Antras noras būtų mano. Noriu būti liekna. Oi, ne, nu pabijau, kaip gražiai atrodai. Jits dar, nu. O trečias, kad tu neįsipjautum į pirštą. Kai pagausiu auksinę žuvelę, tai paprašy, kad pagydytų pirštą. Jokauju. Neįsivaizduoju tokio derinio mango ir lašiša. Labai bus spalvinga ir labai bus skanu. Bet mūsų mangas labai didelis, man atrodo, čia pusės jo pilnai užtenka. Tada nulupsiu avokadą. Keistas derinys. Kada nors vyrui tokį darai patiekalą? Ne, tokio patiekalo jis tikrai neįvertintų. Jam geriausias patiekalas iš mėsos. Tai kam čia mes dabar darom tą patiekalą? Mes savo darom. Ai, savo. Labai sveikas, spalvingas, skanus užkandis ir porcija turi tik 333 kalorijas. O tu žinai, ką reikia daryti, Inga, kad avokadas nepajuoduotų? O ne. Reikia įsidėti į vieną indelį avokadą, o į kitą pusę svogūno mėlyno. Ne citrina, sako citrina? Ne citrinos. Viskas susmulkinta vienodais kubeliais ir paskaninta padažu. Sojos mes naudosim. Aš dabar viską sudedu į vieną indą. Oi, tiesiog Lietuvos vėliava, žalia, geltona, raudona. Taip. Dabar viską apšlakstysim laimo sultimis. Viską pagardinam druska, pipirais. Ir sojos padažą užpilam šiek tiek. Išmaišom. Druskos daug nedėjau, nes soja suri. Ir viskas formuojam į lėkštę. Ilona, o aš, pavyzdžiui, norėčiau vyrui padaryti tokias salotas, bet tokio indelio neturiu. Ką man dabar daryti, vargšiai? Galima tikrai naudoti kavos puodelį. Ir sudėti į kavos puodelį. Kaip vaikai ten smėlio dėžėjai daro pyragus. Tikrai. Prisiminti vaikystę. Taip. Va, prašau. Taip. Opa. Na štai, Ilonos auksinė žuvelė pagaminta, reikia paragauti ir sugalvoti norą, kuris tikrai išsipildys. Skanaus. Ačiū. Čia dabar rimtai, labai skanu.